Sveiki, gerbiami kanalų stebėtojai prenumeratoriai. Noriu aš jums parodyti tokį unikalų tokį reiškinį, tokius kaip senoviškus papročius iš savo kaimukų. Čia dabar, kur stebit, štai va eina vienas kelias, čia antras kelias, štai trečias kelias. Tai čia labai unikali vieta. Čia va, kur prieky šita visa vietovė, tai čia buvo ir yra Katiliškių kaimas. Tai kaip sakyti, šita vietovė unikali to, kad čia susieina 3 kaimai ir 3 parapijos bažnytinės buvo. Tai va čia, kur priekį dabar matote, yra Katiliškių kaimas ir Marijampolės parapija. Čia štai yra Opšrutėlių kaimas ir priklauso Gižų parapijai priklausė. O štai šičia, čia Svirnaviečių kaimas ir čia Šunskų parapija. Čia va, kur šitie tokie medžiai suaugę, čia buvo tokia sodyba. Jie gaisro metu buvo sunaikinta ir žmonės persikėlė kitur. Dabar jau dėja amžinatilsį tie senukai jau jų nebėra, iškeliavę anapilin. O dabar šituos sujungė tas visas parapijas. Jau čia tų 3 parapijų nebėra. Čia dabar yra, kaip sakyti, jau Gižų parapijos. Čia mes nepriklausom Gižų parapijai. Mes priklausom Marijampolės miesto. Ten yra kaip Degučių Mukolų parapija. Tas yra koplytėlė pastatyta. Dabar yra jau pamatai išlieti nauja bažnyčiai. Ir Seime yra pasiūlymas Seime, kad skirti nemažą pinigų sumą tos bažnyčios statymui. Gal taip ir įvyks, nes jau praėjo kiek laiko ir darbai nevyksta, nėra lėšų bažnytėlė. O čia va noriu parodyti tą unikalų dalyką. tą tokį socialinį reiškinį. Čia mano mama pasakoja, atsimena iš savo mamos, mano močiutės pasakojimų. Čia va šitas artėjant prie šito alksnio. Čia mes pasodinę jazmino krūmą. Ir čia yra kryželis. Ir čia žmonės jau gerą 100-metį, gal ir daugiau, jau ko gero dabar ir daugiau. Čia eidavo, melsdavosi gegužės pamaldom, vadinamom taip liaudiškai mojinės būdavo. Čia kai buvo Lietuva daug, kaip sakyti, caro laikai, nes gegužės tai maj iš slavų rusų kalbos, tai kai gegužės pamaldos, tai liaudiškai vadydavo mojinės. Ir prie šito alksnio vykdavo pamaldos. Kiekvieną dieną žmonės giedodavo ir čia rinkdavosi ir va tai būdavo gražios tradicijos. Ir šitam alksniui, kaip matot, jau irgi bus tas virš 100 metų. Jis jau visas ištrūnėjęs. Čia gal gyvena ir kokie gyvūnai. Jau šitam medžiui nedaug likę gyvuoti šitam alksniui. Ir nežinau, koks čia bus likimas šito kryželio. Čia ne nuo tų laikų išlikęs tas kryželis, jau tas, kaip sakyt, sunyko. Tai čia tokios buvo gyventojos Opšrutėlių kaimo 2 seserys, yra sukurtas ir filmas apie jas Landsbergio.
dvi seserys ir vadinasi, tai čia tos seserys Marijona ir Petronėlė padarė šitą tokią maukelę, pritvirtino, tai va dar jų atmintis, tų seserys irgi jau iškeliavę Anapilin. Tai va reiktų kažkaip spręsti šitą reikalą, kaip čia šitą vietą įamžinti, nes be abejo šitas alksnis jau, jisai liko jau jam neilgai gyvuoti, jau nebebus. Tai čia reiktų gal šitoj vietoj kažkur maždaug vakurodau šitą vietą, čia kažkokį pastatyti, tai geriausia atveju būtų kažkoks metalinis kryžius, koks gal kas dasidėtų, išgirdę šitą filmą, kokie tikintys, prijaučiantys, pasiturintys žmonės, kad čia įamžinti šitą vietą, čia labai unikalus toksai dalykas. Čia mes irgi, kai būna Velykos ir kūčių vakarą atnešam žvakelę, uždegam. Ir čia dar šone buvo, kaip tas va kryželis, ta dėžutė, tai šone buvo pritvirtinta toks laikiklis, tai ten būdavo uždegi žvakelę. Ir va ta mūsų sena trobelė, tai būdavo per langą virtuvės stebi, gūdžia žiemą per pūgas ir matosi, kaip dega ta žvakelė. Tai būdavo toks labai jaukus momentas, gražus. Ir va, kaip minėjau, būdavo labai gražios tradicijos, dabar kažkaip jau atitolo žmonės nuo to tikėjimo, kiti, kas tiki kažkaip kitaip, savaip, ir į bažnytėlę nueina, ar namuose pasimeldžia, bet jau tų tradicijų, kad rinktis prie tokių kryželių, giedoti giesmes, tai jau nebėra tų tradicijų. Tai labai gaila, kad išnyksta tos tradicijos. Čia mes vis apgrebojam šitą teritoriją, aprenkam tas šakas iš po žiemos nukritusias. Čia prižiūrim ir čia toks įvažiavimas į miškelį. Bet čia ta sodyba, va, kaip matot, jau nebėra, čia yra savininkai, bet nieks pakol kas nei parduoda, nei patys įsikuria, taip truputį ir jau apleista ta sodyba ir ta teritorija. Čia matot priaugė ir jau alksnių, beržų, jau čia gausis tuo miškas, o čia to nebuvo, jau vos neliečia elektros laidus. Bet štai šita vietovė, tai labai tas kryželis. Man tokį teikia visada. Čia vienas kaimo gyventojas gretimo vis sako, aš kaip einu į miškelį, sako, tai aš visada net priklaupiu, pasimeldžiu. O kitas punktas buvo, kai čia pasimeldžia prie šito kryželio, ar tai pirma prie to kito ir paskui keliauja žmonės. Tai ir nežinau, ar pavyks priartinti. Čia aš nekeliausiu, čia gal kokia kilometras daugiau atstumas. Ten irgi neišlikė jau nei tų medžių, nei tų kryželių neišlikė. Tai ten, kai buvo kolūkių laikais, vadinosi čia Černiachovskių kolūkis Lenino ordino. Ir ten 3 brigada. Tai to 3 brigadoje aš dar bandysiu priartinti. Ten va tolumoj, kur už to stulpų toks aukštas medis. Tai va maždaug toj vietoje buvo tas kitas postas, tas kryželis, ir ten irgi rinkdavosi žmonės ir melsdavosi. Tai tiek, mylė, norėjau parodyti ir kreipiuosi į
tikinčius ir pasiturinčius žmonės, kad kažkaip būtų malonu kažką vietą įamžyti. Atnaujintą kryželį. Tokia būtų vieta paminėti, užrašyti, kad čia buvo 3 kaimai, 3 parapijos. Kažkaip va taip įamžyti šitą vietą. Na, ačiū visiems už dėmesį. Iki.